Dabar jau neabejojama, kad ir šiame rajone alkoholiui talonai bus. Tačiau jūsų ir kitų rajonų prekybininkų dėmesį norime atkreipti į vieną detalę. Apie ją mums kalbėjo Raseinių Raikopsąjungos pirmininkas Jonas Mačiulis. Praėjusį kartą kalbėdami apie alkoholio prekybą už talonus palėtėm vieną temą, vis tik tai vestuvės, laidotuvės per mažai, sakė, parduodama pagal talonus kitose rajonuose. Kaip raseiniškiai spręs problemą? Mes tai galvojam spręsti šitaip. Visgi šitas klausimas buvo liktai ir pamirštas. Skaitau, kad būtų tikslinga ateityje, prekiaujant degtinę talonais, kad nepamiršti ir jungtuvių, nepamiršti laidotuvių, krikštynas. Nes žmonės, negauna nusipirkti degtinės, jie ieško kitais keliais. Todėl mes, planuodami prekybą pagal talonus, nutarėme tokią tvarką prekiauti. Pirmiausia, kas priklauso restoranams, procentą atiduosime pagal talonus ir žinoma, mes procentą atiduosime, ritualiniam apeigom.